Gerai. Šito dalyko jum nepasakys nei jūsų psichologas, nei terapeutas, nei mama, nei sesė, nei geriausia draugė, bet tai dalykas, kurį privalot išgirsti, pasakysiu aš. Tai dabar klausykit įdėmiai. Tie, kurie ieškot santykių, esat nusivylę pažinčių programėlėmis, nuolat sakot, kad Tinderyje neįmanoma nieko rasti, ten savartynas šabakštynas, ten renkasi tik tai kažkokie neaiškus, pabaisuokliai ir taip toliau. Tai pradėkim nuo fakto, kad jūs irgi esat Tindery. Tai reiškia, jeigu sakot, kad ten sąvartynas ar šabakštynas, tai jūs esat sąvartyno dalis. Tai pradėkim nuo to. Antra dalis. Tinderis yra tik įrankis, tik vienas iš daugybės įrankių susipažinti, bet ne vienintelis. Taip, tai yra mažiausiai pastangų reikalaujantis būdas susipažinti, o kadangi žmogus yra gyvūnas sukurtas tingėjimui ir labai mėgsta tingėti ir rinktis patį lengviausią kelią, tai mes renkamės patį lengviausią kelią sukurti pažinčiai, atsisėdę ant sofo šiek tiek pasvaipinam ir tikimės, kad mums ateis geriausios kokybės vadinamasis produktas. Mes norim susimokėti eurą, bet gauti 1000 eurų grąžą. Norime įdėti minimaliai pastangų, bet gauti maksimalų rezultatą, bet dėja, mielieji ir mielosios, realybėje tai nevyksta. Ir kodėl neveikia Tinderis yra todėl, kad mes pamirštam, kad gyvenam realybėje, ane, ir santykių norim realybėje, o ne vien svaipindami ir susirašinėdami, ir pamirštam, kad galimybių susipažinti yra visur. Tai aišku, kad pamirštam, nes kodėl aš turėčiau dabar čia kažką gatvėje užkalbinti, ypač tai dažnai girdžiu iš moterų, ašgi moteris, aš princesė, aš noriu, kad prie manęs prieitų, kristų po kojomis su gėlėmis ir taip toliau. Na, tai būna filmuose, pasakose, bet dėja gyvenam ir laikais, ir šiaip realybėje, kur žmonės vieni kitus renkasi, ir jeigu jūs esate ledo princesė, kuri sėdi namuose, niekur neina, tik tai scrollina ir jos screen time'as yra 9 valandos, nu tai sorry, bet jeigu paliekat savo vienintelį būdą rasti pažintį Tinderį, nu tai dar ilgai būsit viena. Aš istoriją, koks blogas Tinderis, girdžiu kiekvieną mielą dieną, nes dirbu su santykių temomis, pas mane ateina klientai nusivylę santykiais, po skyrybų, ieškantys naujų santykių ir sako, na, aš jau praradau viltį, neįmanoma nieko rasti ir aš kaip klausiu, o tai kaip tu ieškai? Nu tai turiu Tinderį, vakare atsidarau, pasvaipinu ten, bet nusiviliu greitai, nes nieko gero ir tiesiog uždarau ir, žodžiu, nėra iš ko rinktis. Jeigu esat vienas iš tų žmonių ir naudojat lygiai vieną vienintelį būdą, tai yra pažinčių programėlę surasti santykiams, tai net nesiskųskit, nes nepadarėt nieko, dėl ko galėtumėt skųstis, nes, nu kaip ir sakiau, pažinčių programėlės yra mažiausios pastangos reikalaujantis dalykas. Tai jeigu tikitės rasti, na, tikrai sveiką, kokybišką partnerį, norintį rimtų santykių, norintį kartu augti, norintį kartu kurti, jeigu norite ten šeimos santuokos ir taip toliau, bet einat į ten, kur mažiausiai reikia dėti pastangų. Tai jeigu pats dedat labai mažai pastangų, kaip gali tikėtis, kad rasit ten tą, kuris jau ten jūs ant rankų nešios. Tai čia toksai pamastymai, o jeigu jau atsibodo ir tas Tinderis ir niekaip neįmanoma susipažinti ir dabar manęs klausot ir galvot, palauk, gal tikrai reikėtų pabandyti kitus būdus, tai mėly mano, aš čia jūsų paslaugoms, rašykit, registruokitės. Mano misija gyvenimo yra padėti žmonėms rasti sveikus santykius, suprasti save, suprasti savo priraišumo tipą, žinoti, kaip tomis programėlėmis naudotis, nes ką aš matau, kai pas mane ateina klientai, tai matau, kad nemoka naudotis programėlėse, nežino, kas yra kriterijai, nežino, ko klausti, nežino, kokius ženklus matyti, nežino, kaip bendrauti per pirmą pasimatymą, tiesiog eina aklai, nusivilia, nes, nu, kai ne aklai, tai aišku, kad nusivilis, nes tikiuosi išgirdot, tikiuosi atpažinot save, nes nieko nėra blogo nežinoti dalykų, kas yra blogai, kaip sakė Einšteinas, beprotybės apibrėžimas, kartoti tą patį dalyką, tikintis kitokio rezultato.